Sveiki, visi sugrįžę dar vieną Clash of Clans video ir šiandien noriu aprodyti ne savo komandą, ne savo teamą, bet priešininkus. Tai Ahmad Rinaldi pats bus pirmas. Galiu paspausti O, paspaudžiau. Taigi 9 Strongholdas, 1 trečias, kitas antras X-Bow. Neblogai defensai. Daugiausiai buvo Master 3, dabar yra Crystal 3. Kaip jūs matote apačioje. Antroje vietoje 9 Strongholdas Hailboy. Neblogai ištobulinta viskas. Dabar yra Gold 1 geriausiai buvo Crystal 3. Kaip jūs matote apačioje. Trečiasis numeris tai yra 8 Strongholdas žiauriai gerai išmaksintas. Jo, tai dar neišmaksintas, bet žiauriai gerai užkeltas. Tai jo, tai bus geriausias jo pasiektas jo. Tai bus Crystal 3, dabar yra Gold 1. Kaip jūs matote apačioje. Toliau 4 numeris. Tai yra irgi 8 Strongholdas. Sienos 7. Viskas neblogai išmaksinta, viskas gerai. Daugiausiai buvo pasiekęs Crystal 3, dabar yra Gold 1. Kaip jūs matote apačioje. 5 numeris. 8 Strongholdas, nelabai gerai viskas išmaksinta. Tiesiog nežinau. Daugiausiai yra pasiekęs Gold 1, dabar yra Gold 1. Jo, kaip jūs matote apačioje. Toliau 6 numeris. 7 Strongholdas, neblogai apsistatęs. Sienos biškį levokus, o šitas goldinės. Bet visą kitą tai neblogai. Gold 2 daugiausiai buvo pasiekęs, dabar yra Gold 2. 7 numeris tai yra Zara. Neblogai užublintas. 7 Strongholdas. Jau. Tai daugiausiai yra pasiekęs Gold 3, dabar yra Gold 3. Kaip jūs matote pačioje. Einam prie 8 numerio. Tai yra 7 Strongholdas. Neblogai žinau, šitas goldinės sienos viską gadina. Tai daugiausiai yra pasiekęs Gold 3, dabar yra Gold 3. Galite matyti viską pačioje. 9 numeris nėra labai stiprus, Stronghold 6, nelabai viskas normaliai išmaksinta. Nežinau, kažkaip tai. Kaip jūs matote pačioje. Daugiausiai yra pasiekęs iš tikrųjų Silver 1, dabar yra Silver 2. 10 numeris, skanas. 10 numeris tai yra Teddy Nurdiarto. 6 Strongholdas. Nu, aš nežinau, kam čia va šitos sienos, pavyzdžiui. Tikrai nežinau, bet sakykim. Tai yra daugiausiai pasiekęs Silver 2, dabar yra Silver 2, kai jūs galite matyti apačioje. Tai jo, tai šiam kartui tiek. Galite dar mūsų sudėti pažiūrėti, bet aš tikrai nedarysiu video. Taip kaip parodysiu mūsų šitą, nes jau daugiausiai matėte viską. Tai jau neblogai. Neblogas. Tai va 10 galiu parodyti patį paskutinį iš tikrųjų. Neblogai va šitas defensas išugreitintas. Šitam irgi nedaug trūksta 6, dar tik 6 Strongholdas. Tai jo, tai šiam kartui jau bus labai trumputis video, žinokit, neturiu laiko, tiesiog noriu, kad jūs turėtumėt bent kiek žiūrėti kažką, tai kad būtų bent jau įdomu, kad bent jau žinotumėt, ką aš darau ir kada darau. Tai jo, pasigaminam dar biškį arčerių, visko, pafarminsim, po to kitam video rodysiu savo, kaip aš farminu. Jo, čia buvo biškį trolo takau, va šitą vat. Išleidau 2 rage spelus, nes man jie buvo visiškai nereikalingi, pasidariau dėl to, kad polių stragas ir jie nebuvo tiesiog išnaudoti. Tai jo, bet šiaip lūto imu neblogai, čia yra žiauriai mažai lūto, žiauriai mažai lūto, kiek aš paimu dabar, va tik tai šitas normalus, bet, nes aš tikriausiai nesistengiu tiek daug, kai dabar ant lūto, tiesiog for fun šitą žaidimą žaidžiu, ne dėl to, kad vien tik tai lūto gaučiau. Šis dabar retai ką žaidžiu, nes labai esu užsiėmęs ir tas video kurt man yra žiauriai linksmas, žiauriai patinka. Tai jo. Tai tada, ačiū, kad žiūrėjot, su jumis, jo, tikriausiai visi, nakčiai čia prašiau, su jumis buvo Clash of Clans Let's Play.
ir iki kito karto.